Kada tu kalbi savo tiesą ir tas kitas žmogus jis jaučia, kad yra tiesa. Ir jis jau seniai žino, kad tai yra tiesa, bet jis nepasikeičia ir jam trūksta valios. Ir jam skaudu ir pikta. Negi tu pyksti ant savęs. Tada tu pyksti ant kito ir viskas. Bet iš tikrųjų pyksti būtent todėl, kada vidų jauti. Kad čia yra tiesa. Čia yra ta tiesa, kurios tu nenori pripažinti. Nes jeigu tau neskaudėtų, tai tu nepyktum, tu net nekreiptum dėmesį. Jeigu turėtumėte galimybę iš žmonijos kolektyvinės sąmonės išimti vieną ribojantį įsitikinimą. Koks tai tas įsitikinimas būtų, su sąlyga, kad jis palengvintų, tą žmonijos virsmą? Tingėjimą. Labai norėčiau išimti. Ir žmogus, kaip tu sakai, nebesusivaršytų apie tai kalbėdamas. Kad jam būtų, jeigu aš sakau, būti ašyje, tai yra ir tame, kad stovėk už nugaros drąsiai toj tiesoje. Jeigu reikia, aš galiu atlaikyti ataką abejojančių, bet tu gali kalbėti tada drąsiai. Tada ta ašis ir leis kiekvienam būti stabiliam savo tiesoje, apie tai drąsiai kalbėti. Ta naujoji realybė labai kuriasi ir lengvai, ir sudėtingai. Jeigu tu tiki, kuriasi lengvai. Jeigu netiki, tai kuriasi labai sudėtingai. Labą dieną, šiandien esu Plungėje. Esu būties kūrybos namuose, galbūt taip pavadinsiu, pas Violetą. Ir galbūt kas dar nepažįsta Violetos, tai turbūt gal labiausiai ir žinome iš to, kad tai yra rašytoja, parašysi virš 10 knygų autorė, bet dabar jos įvaizdis kinta. Ir galbūt pačios Violetos ir paklausiau, kaip ji norėtų dabar save pristatyti, naujai galbūt. Iš tikrųjų, kada keliauji į susitikimus arba kas nors kalbina, būdavo kaip ir įprasta prisistatyti kaip knygų bendra autorė. Bendra autorė, todėl kad knygas padeda užrašyti subtilus pasaulis. Bet iš tikrųjų šiandieną tas etapas yra pasibaigęs. Ir aš noriu prisistatyti labiau apie tai, kaip tam tikrų kitokių pobūdžių žinių nešėja ir tiesos skleidėja ir kur, sakykime, truputėlį kitoks mano darbas yra. Ne vien tik perduoti žinią, bet iš tikrųjų padaryti tą tokį pokytį žmogaus ir mąstyme, ir kaip gyvenimo filosofijoje, kaip mes juokavom prieš susitikimą, kaip visuomeninės pažangos nešėja. Bet iš tikrųjų tai yra pagrindinis mano užsiėmimas yra būties kūrybos mokymai. Ir ne tik, kad patys mokymai, bet visos tiesos perpratimas ir perdavimas žmogui per tus mokymus. Tai labiausiai ir norisi prisistatyti kaip tiesos nešėja. Nors tai būdavo anksčiau knygose užrašoma, bet dabar daugiau yra procesai, vizijos matymai ir jeigu tai nusės į knygą, bus gerai, bet nebėra prioritetas, kad pirmiausia sėdėti rašyti. Ir tarkime, kada kalbėdavo vis apie knygų, kaip jie rašosi, kas tai vyko, įneša truputėlį tai, kas jau buvo. Tas jau buvo ir praėjo. Dabar yra kitas laikas, kita erdvė ir visai kitos tokios geros sąlygos naujai tiesai skleistis. Dar kartą visiems pristatau Violetą Petraitinę. Tai visuomeninės pažangos nešėja. Taip. Gerai. Taip, labai taip, nes kodėlgi iš tikrųjų kodėl aš apie tai sakau, nes dabar Violetą ir pamatyti galima jau ne tik, kaip sakant, ir sužinoti apie ją ir išgirsti ne tik vien dėl knygų, nes dabar jau galima pamatyti ir jos internetinį puslapį. Ir kur ten jie taipogi dalinasi, yra tinklaraštis savo mintimis, ten jis tikrai įgauna aktyvumą, bus pasidalinta nuoroda, be abejo galėsite apsilankyti jame. Ir taipogi ant žurnalų viršelių jau buvo galima pamatyti, kas iš tikrųjų yra nuostabu, taipogi ir per radiją girdėjome. Tai Violeta, tai kaip jau pastebėjau, tai jūsų vis daugiau yra visuomenėje, sociume, kaip mes dar vadiname. Bet šalia to, ar iš tikrųjų, kaip jums pačiai, ar yra lengva, kaip pasakyti, transliuoti tai, ką jūs dabar norite naujai, nes atrodo tarsi, vis tiek
visi yra pripratę, prie to, kaip ir kalbėjom, tarsi pažįsta jūs iš tų knygų, ką reikia žinoti, kaip reikia eiti į tą sociumą, galbūt kokie jūsų pastebėjimai šitoje vietoje yra, kai jūs, kreipiasi, tarkim, iš kažkokios tai redakcijos arba žmonės, kurie nori jūs pakalbinti. Iš tikrųjų, labai tenka atsižvelgti į tai, kas kalbina. Kas kalbina, kokia auditorija gali klausytis, nes bet kokiu atveju suveikia tos auditorijos minčių laukas ir jie tarsi užduoda tam tikrus klausimus. Kada aš kalbu, atrodo, kad iš tos auditorijos ateina mintis ir aš turėčiau į jas atsakyti. Ir dažniausiai būna, kad tie klausimai yra iš to, ką žmonės žino apie mane. Iš to, ką apie mane žino, o tai, ką, tarkime, šią akimirką gyvenu, tai yra daugiau tokie vidiniai procesai ir apie juos mažai norėjusi kalbėti. Gal todėl, kad nelabai viską gali įžodinti tiksliai, kas vyksta, kodėl vyksta, kiek tai yra prasminga ir kiek tai iš tikrųjų keičia mūsų kasdienę realybę. Nes jeigu jau eini kalbėti viešumą, vis tik noris akcentuoti, kaip realybė keičiasi. Ne tai, ką aš išgyvenu vidiniam savo pasauliu, bet taip, kaip yra ta realybė keičiasi. Ir todėl tas toks yra momentas, kai kada yra labai sunkiai kalbėti naują tiesą. Net man būdavo keista, galvoju, aš pasiruošusi kalbėti apie tai, bet neišeina. Tas laukimas, ką tu turėtum pasakyti, atrodo taip įveda į tam tikrą tokį apribojimą ir tu negalėjai sakyti savo visų minčių. Ir dabar aš laikausi truputėlį kitokios pozicijos, aš pasiprašau galimybę pačiai surašyti tekstą, jeigu tai interviu, nes tada aš galiu kalbėti apie tai, kas vyksta šią akimirką. O kada žmogus, jis tiesiog neturi informacijos apie tai, kas gali vykti mano gyvenime ir negali visko paklausti. O norisi kalbėti apie tas naujas tiesas ir norisi kalbėti būtent apie tą ateities mūsų realybę, kuri jau yra čia pat ir kuri labai labai gražiai pajudina tą žmogaus unikalumą, daugybę tų žmogaus gebėjimų, tą potencialo galią ir kad tai tikrai gražiai pakeis mūsų ateitį. Šiek tiek irgi, įsiterpsiu dar su savo mintimis, tai kad žiūrovai nesiblaškytų, čia turiu telefoną, čia yra mano klausimai, kad viskas vyktų sklandžiai ir taipogi galbūt reikia paminėti, kad kadangi veikiame ir bendradarbiaujame su subtiliaisiais mokytojais, su tam tikromis kosminėmis sąmonėmis, tai jeigu kartais įvyktų taip, kad tiesiog kas nors norėtų pasisakyti iš mūsų subtiliųjų draugų, tai nenustepkite, tiesiog tai ir įvyktų šioje tiesioginėje, gyvoje mūsų transliacijoje. Jo, taip, jeigu ką, aš tada truputėlį gal ir pasižiūrėsiu iškart, nes jau mums susitikus jau atėjo informacija, bus truputėlį kitaip, negu kad norėtume, nes dažnai taip atsitinka, atrodo, nori kalbėti, ką tavo protas nori kalbėti, bet kadangi pasauliai susilieja ir mes bendradarbiaujam su savo kosminėm sąmonėm, su kitom subtiliom sąmonėm, mes tiesiog atsižvelgiam į tai. Ir tos visos sąmonės mums labai padeda augti, padeda pastebėti savo galimybės, užfiksuoti jas ir todėl mes su jom bendraujam ir atsiklausim, ką norėtų perduoti. Nes ką jos perduoda, tiesa yra dar mums nepatirta. Mes taip pat, kai būtų interviu, aš nežinočiau, ko paklausti savo mokytojų. Tiksliai aš galiu paklausti tik tai, ką aš suvokiu. O ką jie nori perduoti, kai kada neturi to suvokimo. Todėl lauki, geriau, kad jie pasako ir tada yra aišku. Ką norėtų, tarkim, labai jaučiasi tos energijos šiandieną ir ką norėtų jos pasakyti žmogui. Kad žmogus labai tikėtų savo ateitim, kad ji tikrai bus įspūdingai graži, kad virsmas ir tas pažangos ir vidinės pažangos ir, tarkim, technologijų pažangos ir labai stipriai jausis gyvenime. Ir kad tikriausiai norėtųsi nuraminti, kad neina gyvenimas į dugną, kad jis tikrai skleisis labai stipriai į viršų, į gerąją pusę, kad tikrai bus ir ta, tarkime, mums šiuo laikotarpiu svarbi ir taika, ji bus kaip savaime suprantama ir tas toks gražus gilus žmogiškumas skleisis ir
labai daug skleisis kūrybinių naujų minčių. Aš manyčiau, kad bus proveržis ir mene, ir moksle, ir tokioje santykių kūryboje visai kitokioje. Ir visa tai man rodo labai gerą žmonijos ateitį. Ir aš noriu aiškiai visiems pasakyti, kad ji tokia ir bus. Kad to tikėtų ir kad į tai susitelktų ir mes tai galim sukurti. Tai va tokia tikriausiai žinutė yra ir nuo manęs, ir nuo mano vidinių mokytojų, nes jie yra ne tik mokytojai, jie yra bendra kūrėjai. Ir jų visų pastanga yra tokia, kad tokia ta realybė būtų. Ir galiu savo gyvenimo akimirkom pasakyti, kad ypatingai gražiai pildosi tai, ką jie sako. Ir jeigu jie sako, kad ateitis žmogaus yra graži, kūrybinga, ir tai taip ir bus. Dabar dar ta mintis atėjo, jeigu nieka prieš, buvo tokia meditacija vieną kartą, kada mačiau ateitį, truputėlį ateitį, bet aš labai noriu ją pasidalinti. Kada labai vertinami žmonės, kurie sukuria tą naują mintį. Jie pažangos nešėjai. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus, aišku, turi savo sritį, kuris veikia, už kurią jis atsakingas yra, bet visuomenė bus tie, kurie neša tokią labai naują mintį. Vadinasi, jie susikaupia, gauna tą informaciją iš aukštesnių lygmenų, taip kaip mes žinom, kaip iki šiol genijai gaudavo visą informaciją. Tai tokių žmonių bus daug, bet jie bus labai vertinami ir gerbiami. Bet dar labiau gerbiami bus politikai, kas atrodo šią akimirką net labai keistai. Bet tie politikai bus, tarsi atrodo, turėtų pereiti tam tikrą vibracijų dažnių patikrą. Koks jų intelektas, koks jų yra erudicija, kiek jie suvokia pasaulį, kiek jie geba matyti plačiai, kiek jie yra atsakingi. Žodžiu, jeigu jie bus politikas, tu suprasi, kad tai yra žmogus, kuris yra labai vertas pagarbos. Ir aš tada vėl džiaugiuosi, kad, tarkime, mūsų visuomeninį gyvenimą įtakos labai išmintingi žmonės. Išmintingi ir labai tyros širdies. Ir tai va, irgi laukiu tokių tos akimirkas. Vėliau ar anksčiau tai vis tiek įvyks, jo, tai kaip sakant, laiko klausimas, taip, nes ne veltui mes apie tai ir kalbam. Taip. Jeigu apie tai yra kalbančių, tai jie vadinasi realizuosis. Taip. Ir jo daugiau žmonių tom dar patikės, tai kvantinė fizika suveikia, vadinasi, tai greičiau realizuosis. Bet aš tikiu tikrai. Čia be abejonės aš tom tikiu. Taip, kad ir galbūt vėl kažkas pagalvotų, kad čia yra tik tas mano įsivaizdavimas. Bet aš žinau, jau kiek daug kartų mokytojai sakė tokį tiesą, kur aš negalėjau patikėti. Bet praeina metai kiti ir tai realizuojasi. Ir jeigu jis sako šiandien apie tai, ir ką, praeis 10 metų ir turėsim nuostabią santvarką. O kiek jau atrodo įvyko? Tarkim, ko mes netikėjom prieš 5 metus, kad tai gali, atrodo, įvykti. Taip. O žiūrim, kad žmonės net nebepastebi to dažniausiai, nes tai jau tampa norma. Normalu atrodo. O kas čia atrodo daug dalykų, kas atrodo labai keista. Tai, o kodėl, gerai, mes kalbam apie tą naująją realybę, yra kalbama ir taipogi galima atrasti labai ir socialiniuose tinkluose apie naująją erą, apie naująją epochą, tai kodėl iš tikrųjų žmogui jau dabar yra svarbu apie tai išgirsti, apie tai žinoti? Naujoji epocha. Žmogus iš tikrųjų turėtų tam ruoštis ir jis turėtų tam tikrus savo naujus įgūdžius ugdyti, nes naujoji epocha jis skleidžia kitą sąmonės realybės lauką. Ir labai susiaktyvina žmogaus protas ir pasiduoda labai stiprios energijos veikimui. Ir jeigu tu neturi tiesiog žemiškų įgūdžių paprastų, gali nesuspėti integruoti arba padaryti viską, kas tau kyla, kokios mintis, kokios idėjos, nes tu tiesiog neturi tam įgūdžių. Ir kita vertus reikia suvokti, kad bundant tai aukštesnio dažnio sąmonė, iš tikrųjų iš žmogaus, iš vidaus kyla geresnis mąstymas, logika, geresnis aplinkos pajautimas. Vadinasi, jeigu tu šiandieną manai, kad gebi tik tiek, kiek gebi, tai yra
ateityje tu gebėsi daugiau. Tiesiog iš tavo vidaus įsiskleidžia tam tikras potencialas ir tu gebi daugiau. Bet gebėjai išjausti, suprasti, bet realizuoti reikia su tom, ką tu šiandieną jau turi. Ir vadinasi, tu turi tam pasiruošti, žinai. Kaip mes kad ir juokaujam, reikia ir užsienio kalbas mokytis, ir technologijas įvaldyti, ir šiaip įeiti tam tikrą išbandymą, nepatogumą, kad pasižiūrėti, kaip tu vieną dalyką atlikdamas jausies kitą dalyką, kad nebūtų viskas labai labai pastovu. Nes ta naujoji epocha yra tokia labai daugiamatė ir mums gali kilti daugybė labai skirtingų darbų vienu metu. Vienu momentu mes galim jaustis vienokį, kitu momentu jau turim būti kitokie, vadinasi, turim atsilaisvinti nuo prisirišimų, nuo kažkokių įpročių, tik taip ar ne kitaip elgtis. Tai va, tokių daug dalykų reikia pasiruošti ir priimti tą naują galę, naują tai, ką iš tikrųjų mums kūrėjos duoda. Taip, iš karto einant toliau, paminėjot potencialą. Paminėjot potencialą ir va dabar žmonės, tie, kurie pirmą kartą gal mato arba karts nuo karto pažiūri, bet ir kyla mintis apie kokį čia tą potencialą mes kalbame, ką mes čia galime suaktyvinti, apie vidinį potencialą, koks tas mano... Nes atrodo, žmogus, jis supranta savo potencialą, tą, ką tas protas duoda. Nu, bet tarsi jis tiek ir tiesiogiai, kiek jis išmoksta. O čia koks galimas tas vidinis potencialas, suprantu, kad tai gali būti labai platu, bet taip trumpai. Jo, tai gali būti labai platu. Tarkime, aš kada, grįžtumėm atgal 10 metų, aš įsivaizdavau pasaulį vienaip ir įsivaizdavau, ką gali žmogus. Na, buvo aišku, tu eini į mokymus, tu gauni tam tikrus įgūdžius, tu dirbi tam tikrus darbus, vėl tam tikri įgūdžiai. Žodžiu, ką jau tu padarei, tai išmokai, tas ir yra tavo turtas, kaip sakoma. Bet iš tikrųjų aš dabar suvokiu, suprantu, kad mes galim savyje sujudinti naujų gebėjimų, apie kuriuos mes negalėjom net įsivaizduoti ir suvokti, kad juos turime. Ir tie gebėjimai iš tikrųjų jie skleidžiasi mūsų sąmonėje, plečiantis, jie tiesiog išeina iš tam tikrų apribojimų ir skleidžia tam tikrus naujus gebėjimus. Ir tie gebėjimai žmogui gali būti, kaip čia, apie tai jis gali net nepagalvoti. O tiesiog jis įsiskleidžia. Iš tikrųjų, aišku, reikia darbo su savimi, reikia disciplinos, reikia susikaupimo, reikia žinių žinoti, kaip ta sąmonė aktyvinasi ir kokią poziciją įskleidžia. Bet iš tikrųjų mes viduje turime labai daug gebėjimų, sugebėjimų, apie kuriuos tikriausiai, kaip čia, net nepagalvojam ir net nežinom, kad tai yra. Bet ir tie gebėjimai gali įsiskleisti mums su savim dirbant labai daug, bet jie skleisis ir savaime, nes visuminis procesas vyksta. Tai nepaliečia tik manęs, tavęs, tai visuminis procesas. Vadinasi, žmogus vis vien pradės pajausti naujus dalykus. Jis galbūt padidės suvokimas aplinkos, kas kaip viskas vyksta, pastebėjimas manipulacijų, pastebėjimas įtakos, kaip persidengia, sakykime, kolektyvinė mintis su tavo mintim. Žodžiu, tokių daug dalykų, kurie pirmiausia švarins mintis, nes jeigu tu pradėsi pajausti kito žmogaus mintis, tu nebegali meluoti. Tu negali turėti užsislėpęs kažkokių ketinimų, nes viskas aišku yra. Ir vadinasi, vėl santykiai keisis, daug tų dalykų. Bet čia yra tokie ir platus gebėjimai, bet gali būti labai konkretus, kada pas žmogų prabunda, sakykime, ir rašymo galia, ir gydymo galia, ir kalbėjimo, informacijos perteikimas, žodžiu, daug visokių tų gebėjimų. Ir juos iš tikrųjų galima pritaikyti bet kur, nesvarbu, ar tu esi studentas, ar tu esi mokytojas šiaip, ar tu esi gydytojas, ar tu namuose augini vaikus, visame kame tie naujieji gebėjimai vidiniai, jie yra pritaikomi gyvenime. Tarkime, mes net nepagalvojam apie gebėjimą stabilumo jautimas, kada tavyje tiesiog prabunda stabilumas. Kaip yra lengva ir paprasta gyventi, kada tavęs nevaldo emocijos. O yra tiesiog ramybė viduje, stabilumas, aiškumas
Ir tu tada aiškiai matai, kokios energijos yra aplinkoje, kokį impulsą gali paduoti, kad ta energija suaktyvėtų, tarkim, džiaugsmo energija, ar ramybės energija, proto aiškumo energija ir su tom kurti gyvenimą. Tai irgi yra esminiai gebėjimai, į kuriuos tikriausiai dar niekas taip labai smarkiai ir net kreipdavo dėmesį, kad tu susitelkis akimirką, tarkime, darbiniam susirinkime, pirmiausia pasižiūri, kokia yra atmosfera, ne tai, ko tas pats žmogus norėtų, bet kokius kūrybinės mintis aplink yra, ką aš galiu kiekvienam paaktyvinti pa žmogui, skleisti, kad jis įsiskleistų ir jis atiduotų daugiausiai tą, ką jis turi iš savęs. Ir tu gali matyti, tiesiog pasistebėdamas prie susirinkimą, ar ten stebėti, kaip yra kažkokia įtampa, nerimo, kuri užspaudžia, yra netikėjimo energija, kuri užspaudžia virsmą. Ir tu susižiūri, sulyginė energijas ir tada yra sklaida graži. Koks potencialas iš tikrųjų, kokios galimybės atsiveria ir visur. Čia kalbame apie rašymą, bet tas pats apie visur verslo kūrimą ar apie, kaip ir sakom, tas tiesiog pažangos nešimas į visuomenę, ar tai yra mokslas, ar tai yra, nežinau, astronomija, kažkas atras, kažką pažint. Iki ląstelio lygmens mes girdim, kokius tiesos ateina, kas yra perdodama, kažkas galbūt, aišku, viena, aišku, yra suvokti, kad tai yra įmanoma, kitam, aišku, mums ir patiems reikės dar tų ir įrankių, ir prie to priaugti vis tiek. Bet ir to ir augam. Taip. Ir to ir augam. Ir man labai patiko, kada kalbėjau su dukra studentė, kuri dirba būtent su ląstelėm, kad apie ląstelės pakalbėjai. Ir mes pakalbėjom apie tai, kad kaip mažame, taip ir didelėme. Jeigu tu kažko nesuvoki, kaip vyksta mano gyvenimas arba kaip vyksta kosmose, aš galiu panagrinėti ląstelę ir padaryti prielaidą, kaip vyksta gyvenimas su manim, žmogum, ir tada aš galiu daryti prielaidą, kas yra kosmose. O jeigu aš nesuvokiu, kas ten yra mažai, aš tada galiu pažiūrėti, kas yra aukštai, suvokdama ir pritaikydama tos pačius paskaičiavimus arba tam tikras tas teoremas, kaip viskas vyksta, kaip viskas skleidžiasi. Ir žiūrint, kaip sako mokytojai, nėra tam tikrų neįsprendžiamų dalykų. Viskas yra įsprendžiama. Ir tik tas reikia žinoti, iš kurios pozicijos pasižiūrėti tą sprendimą. Ir kokią tu turi tą vidinę galią jau spręsti. Nes ne visi gali iškart dabar susižiūrėti, tarkim, kaip aš sakiau, susirinkime, kaip jie jaučiasi. Tu gali pajausti žmogaus emociją, nusiteikimą, pažiūrą žinoti, bet stebėti žmogaus sąmonės įsiskleidimą ir žmogaus skleidžiamas vibracijas, tai jau yra jau kito dažnio tas pasižiūrėjimas. Ir tada vėl pasižiūri. Pirmiausia, aukštesniam dažniui, po to jau ką žmogus tikrai gali ir tada tu darai sprendimus. Tenka pastebėti. Visuomeniai, kai galbūt žmonės tai išgirsta, tenka ir pajust. Iš karto apie naują realybę, apie galbūt naują epochą, kaip tai pavadinsi, iš karto vyksta toks žmogui, tarkim, iš sociumo, toks savaiminis atrodo atmetimas viso to. Ir kyla klausimas, o kodėl, kas žmoguje atrodo atmeta iš karto tokį, toks čia, kaip būna, čia, arba nenori išgirsti, arba tiesiog. Nes aš manyčiau, daug kas vis tik pagalvoja apie tai, jeigu, tarkim, aš kalbu apie vidinės tiesas, apie tai, kas yra nematoma, pagalvoja apie tai, apie subtilųjį pasaulį, galbūt iš religijos pozicijų. Vertina tą neregimą pasaulį senom dogmom. Iškart atmeta, tai yra sekta, tai yra kažkas tokio neaiškaus, bet iš tikrųjų tai yra viskas paprasta. Mes nematom daugybę bangų, kurios eina mūsų erdvėje. Mes nematom savo minčių, mes nematom savo jausmų. Kai emocijas išreiškia matom, bet tai yra nematoma, bet tai egzistuoja. Ir žmonės kažkaip jie turi tą tokį įsitikinimą, tarsi kažkaip iš senosios patirties, kad tai yra nesąmonė. Ir ta senoji patirtis galioja iki šiandien. Iš tikrųjų, jeigu tu nuimtum tą senąją patirtį ir tu atvėręs akis pasižiūrėtum, ar ta tiesa yra šiandieną veikianti,
nu, tada tu visai kitaip galėtum sureaguoti. Aš manyčiau, kad ta senoji įkrova į mus ir senoji įkrova į kolektyvinę sąmonę labai trukdo pasižiūrėti ramiai į tai, kaip tas neregimasis pasaulis gražiai įsilieja į mūsų gyvenimą ir kaip jis tą potencialą įskleidžia. Nes mūsų visas potencialas yra tame neregimam lygmenyje, aukštesniam dažnyje ir mes turime su tuo susitaikyti. Nu, nesusitaikyti, priimti, tiesiog priimti. Nu, aš vėl paduosiu pavyzdį paprastą. Nu, mūsų genijai visi, nesvarbu, ar tai Einšteinas, ar tai yra Hopkinsas, ar tai yra Mozartas, jie įeidavo į savo tylą ir jie prasižiūrėdavo, kokios tos mintis ateina. Tai sugebėdavo įskaityti. Ir mes tai priimam kaip savaime suprantama. Tai kodėl negalim priimti savaime suprantama pas kiekvieną ateinančių visų tų gerų minčių, naujų minčių. Ir čia, aš manau, yra tik laiko klausimas, kada senoji informacija iš mūsų tiesiog pasitrauks ir netrukdys gyventi. Bet taip yra. Taip atrodo, kad čia yra kažkokia tarsi nuodas. Atrodo, kad tu čia dabar kalbi, kad tu čia... Kodėl? Kodėl? Todėl, kad pats žmogus nelabai nori keistis. Nu, gal ne visi, bet kai kada žmogus tiesiog nenori, nes jis turi išeiti iš savo komforto zonos, jis susiduria su savo apribojimais, su savo nesusivokimu, jis to nenori pripažinti. Geriau yra pult, draskyti akis, negu įsiklausyti į tiesą ir ją priimti. Tai va tas toks yra. Nu. Tas negatyvumas jam lengviau ir greičiau ir įsiskleisti, negu susikaupti, pakelt savį tą dažnį ir kitaip sureaguoti. Kita vertus dar kas yra. Jeigu, kaip aš vis sakydavau, kad žmogus gyvena, ir sakau, pagal tam tikrą sąmonės lygmenį. Ir jeigu tu gyveni ryškiai žemesniam sąmonės lygmenį, bet kuri tiesa, tarkim, kito žmogaus, kuris gyvena aukštesniam dažnį, bus nesuvokiama, nepatiriama ir paneigiama, nes jam nėra galimybės tai patirti. Jeigu tu to nepatyrė ir tu tiki tuom, ką tu tiki, kas tau yra priimtina, o jeigu tu nesi to patyręs, nepatyręs. O tokių yra daug ir viskas. Todėl ir noris kalbėti, kad žmogus žinotų bent jau teoriškai, kad yra kitaip. Dar toks kaip ir mitas kartais atrodo, mes nekalbam ir nesielgiam kažkaip nežemiškai, negyvenam, atrodo, kalnuose, atsiskyrę, kaip tik eini į tą į visuomenę, tu bendrauji, juokauji, valgai, nežinau, sportuoji. Tik taip, yra tam tikras požiūrio kampas, tiesos ir daug dalykų, bet tai nedaro tave blogesniu, tai daro tave laimingesniu, geresniu, nežinau, sveikesniu. Ir aš dabar, kai tai vis klausiausi, aš įsivaizduoju, kad kada tu kalbi savo tiesą ir tas kitas žmogus jis jaučia, kad yra tiesa. Ir jis jau seniai žino, kad tai yra tiesa, bet jis nepasikeičia ir jam, kaip sakai, trūksta valios ir jam skaudu ir pikta. Negi tu pyksti ant savęs, tada tu pyksti ant kito ir viskas. Bet iš tikrųjų pyksti būtent todėl, kada vidų jauti, kad čia yra tiesa, čia yra ta tiesa, kurios tu nenori pripažinti. Nes jeigu tau neskaudėtų, tai tu nepyktum, tu net nekreiptum dėmesį, žinai. Čia dėl to, kad jau žmogus jau žino, kažkur viduje žino, kad yra truputėlį kitaip ir kad reikia save keisti ir kad reikia su savim dirbti. Kaip aš sakau, mes kiekvienas galim pasvajoti apie olimpinį tą medalį aukso. Ir ką, kada tu turi tiek daug dirbti, kad jį gautum, praeina visi norai, žinai. Dėl to taip ir lengviausia tada yra turbūt žiūrėti, atsisėdus ant sofos, kaip tas žmogus ten bėga, laimi kažką, jeigu pavyzdys apie tą olimpinį medalį. Bet kai tas dar momentas, kai gerai atrodo, kažkas čia kalba, kažką dalinasi, kažkur atrodo man viduje tarsi rezonuoja, žmogus gali pagalvoti, bet matau, kad mano kaimynai nesikeičia, mano kitas kaimynas nesikeičia, nieks šeima nesikeičia, tai turbūt čia tie keli čia jie ir ten šneka, gal tai ir tiesa, bet kol man pro duris, kaip sakant, nesiveržia, aš turbūt išliksiu su visais. Bet čia toks momentas, bet čia, kad mes dabar turime, vis tiek yra jau ne pirmas Violetos projektas,
Ir ne pirmas 100 žmonių vis tiek susijungia, prisijungia ir čia mes kalbam tik apie Lietuvą, bet pasaulyje yra žymiai daugiau ir tai auga. Tai vis tiek išgirsi, pamatysi jau Violeta ant žurnalų, gal jau kažkada ir per televiziją. Mes, sakykime, dabar esam daugmaž visi vienodam lygmenį. Ir čia, sakykime, kurie, kaip aš sakau, jaučia, bet nedaro. Ir, sakykime, tie, kurie jaučia ir daro kažką vardan to pokyčio. Ir mes esame visi dabar panašiam tam lygmenį. Bet po 5 metų skirtumas tai bus. Ir kaip tada reikia jausis tam žmogui, kuris šią akimirką kaip ir vienodam lygmenį, bet nieko nedaro, o mūsų, sakykime, pozicija labai kinta. Daugybės tų kitų žmonių pozicija labai kinta. Ir ką tu tada, nėra ko daugiau kaltinti kaip tik save, kad tu nedarei, kada tu galėjai. Nes įkrova iš tikrųjų iš subtilaus lygmens yra didžiulė, kad žmogus keistusi ir tu visą savo potencialą skleistų. Bet jeigu tu užsidarai ir nieks nesigauna, matysis vėliau. Ir aš norėčiau, kad iš tikrųjų nereikėtų būti tik žiūrovu, geriau jau patirti, nors iš tikrųjų tai nėra taip jau lengva ir paprasta, kaip ir kiekviename darbe, kaip ir kiekvienoje siekiamybėje. Ir turime kiekvieną kartą savo tų iššūkių, žinai. Tai aš čia turiu kaip tik ir klausimas dabar panašiai, šiek tiek vėlgi eina gal ir giliau. Būtent apie būties kūrybos mokymus kalbant, apie būties kūrybos projektą kalbant, tai taip, ten yra galimybės patirti didžiulį virsmą, ten yra galimybės gauti giliasias tiesas ir galimybė, aš taip vadinčiau, galimybė išlaisvinti savo potencialą, suprasti jį, įvaldyti, mes galim taip pavadinti, galimybė yra. Bet viso šalia to eina ir atsakomybė, aišku, ir kaip Violeta ir minėjau, nėra taip jau, kada, aš sumokėjau pinigus, tarkim, jeigu pavyzdys atėjau nusipirkti savo potencialų pas Violetą, aš duodu to pinigų ar kažko, nežinau kokie mainai ir tu mano potencialą duok, ką reikėtų suprasti, kurie taip galbūt, kaip matyta būties kūrybos projekte iš tikrųjų, kokie yra saugikliai kartais žmogui, kai atsiveria jo potencialas. Kadangi anksčiau žmonės buvo pripratę prie mano meditacijų virtualiam ašrame, tai buvo labai paprasta. Aš atsisėdžiu, turiu minty klausytojas. Jis atsipalaiduoja, gauna energiją, tai yra pravalo jo energetika, sužadina tas aukštesnės vibracijas, bet žmogui tarsi pačiam nieko ypatingo daryti nereikia. Tiesiog jis gavo energiją, jam yra gerai, jis galbūt kokią savaitę kitą gerai ir jausis, nes ir sveikata pasitaiso, emocijos nurimsta ir viskas. Bet čia šiuo atveju yra ne apie tai, kad tau padėti vienai dienai gerai pasijausti. Čia yra bendra kūryba su kosminėm sąmonėm ir jos siekia, kad žmogus iš tikrųjų ir suprastų, kaip vyksta visas virsmas ir dalyvautų tame. Ir kai kada yra, kaip žmogus ateina į mokymus, kaip yra ir pratis, kaip sakai, aš susimoku ir gaunu mokymą, bet iš tikrųjų tos energijos, kurios dirba su manim, jau paliečia visą gyvenimą. Visą tą žmogaus gyvenimą, visas jo spragas, visus neatidirbtus momentus pradeda labai sujudinti žmogų. Tai yra pagalba įeiti į tikslinę kūrybą. Ir ta pagalba paduodama iš tos nematerinės pusės. Ir viskas, ir tu žmogus jau tame dalyvauji. Tau parodo tavo silpnybės, tau parodo, kur tu dėmesį nesutelki. Per pamoką išaiškinam kai kada, kad apie tai, ką tu svajoji, jau reikia pamiršti, jau reikia truputėlį kitaip galvoti. Ir dūžta tos viltys, truputėlį net yra tam skaudu, bet tai yra tiesiog visos žmogaus pokytis, esminis pokytis. Ir ne tik, kad ląstelės keičiasi, bet keičiasi visas informacinis laukas energetikoje, nes jis įima labai daug senųjų įkrūvų ir tai daro subtilusis pasaulis arba, geriau būtų sakyti, aišku, tos kosminės sąmonės, nes asociacija, žinojimas, kas yra subtilus pasaulis, truputėlį, kaip sakau, iškreipia tą mūsų tiesą. Bet jo, mokymai yra ne vien tik, kad tu pabūsi ramiai tą valandą ir pasiklausysi,
tiesą, priims ar nepriims. Ne. Čia jau yra tai, kad tu pakliūni į tam tikrą pagreitintą virsmą. Ir iš tikrųjų, kūrėjas žino, ką gali pakviesti, tarkime, į tą projektą, jis duoda impulsą, bet jau žmogus pats renkasi, ar jis eis ar neis, bet labai dažnai būna taip, kad jį per sapnus gauna informaciją, kad žmogus eitų. Kūrėjas žino tavo potencialą ir žino, kad, tarkim, ateities matricui tavo gyvenimo pozicijai. Jis žino. Ir jis nori tuos, sakykime, tave paruošti tiems vidiniams gebėjimams atsiskleisti. Bet kaip tavo protas žemiškas suveiks, kaip tavo prisirišimai suveiks, net kūrėjas negali numatyti. Tas toks. Ir todėl kai kurie atėję gali jaustis mokymusi truputėlį nepatogiai, nes netitinka to lūkesčio manimo, kad dvasingumas tai yra tik spinduliavimas meilės energija ir viskas. Ne, čia yra labai daug griežtų dalykų ir jo toliau, jo tikslingiau ir taip, ne tai, kad griežčiau, bet labai tikslingai. Ir kada žmogus ateina į mokymus su įsivaizdavimu apie gavimą tik besąlyginės meilės, tai ne. Čia yra labai daug tikslių minčių ir tikslingų procesų. Dažniausiai, kiek kartų tai buvo, kad žmogus atėjęs sako, aš tiesiog turiu čia būti. Ir kaip ir minėjot, gaunam per sapnus, gali stiprų vidinį žinojimą. Aišku, dažniausiai būna, kad tiesiog rado Violetos, pamatė kažkur Violetos knygą, perskaitė, jis tiesiog atsiranda žmogui, kai seniau gal ten netgi ir per rankas labiau ateidavo, jeigu ten iš knygyno nepavyksta nusipirkti. Dabar aišku, jau knygynuose yra daug kur, yra ir elektroninės knygos jau versijos. Jo, iš tikrųjų yra gerai, kad žmogus į mokymus ateina bent jau paskaitęs 7 ciklus. Ta norėjau paminėti irgi. Nes tada turi įsivaizdavimą apie ką gali būti mokymai. Nors iš tikrųjų tie 7 ciklai yra pagrindas, ant ko mes kuriam toliau, bet nieko nekalbam apie tai, kas buvo tuose 7 cikluose virsmo. Tai jau žmogus turi žinoti, paskaitęs būtent tas knygas, nes mes turim lipti aukščiau ir daryti ir suvokti, suprasti kitus dalykus. Dar norėčiau paminėti tą, kad jau žengiant, jau pačiuose mokymuose žengiant toliau, čia gal tiek trumpai, kad taipogi būna, galbūt aš pats kalbu iš savo perspektyvos, be abejo, nes mes su žmona esame nuo pat pradžių, esame komandos dalis ir kaip keičia ne tik mano kasdienybė, keičia mano patį suvokimą viso to, tarkim, kodėl taip vyksta, kas taip vyksta, įpročiai visokie, bet viduje visada būdavo, kad, gerai, o kada tas susiaktyvins kažkoks ten tas potencialas, ten kažkokia tokia galia mano ir aišku, tie lūkesčiai, tu supranti, kad kai kur čia buvo tiesiog lūkesčiai, bet kai ateina tas momentas, kai tikrai jauti, kaip tavo mintis kuria. Ir labai greitai kuria. Ir ypač netinkami mintis, kai greitai kuria. Tai suvokiu, kad eik tu savo, kaip reikia stebėti save. Ir tas potencialas, kurio aš taip norėjau, tos galios, į manyje jau aktyvuojasi ir jeigu, nes ten susiaktyvina labai daug stiprių sąmonių ir jeigu aš nesugebėsiu jau suvaldyti, tai gali ir ne tik mane patį, tai labai paveikti, bet paveikti ir aplinkinius, su kuriais aš veikiu. Tai tas labai, norėjusi tą momentą pažymėti, kad taip tai yra kuo toliau, tuo atsakomybė į to. Ir kada žmogus, kad jis sakai, dažnai iš tikrųjų žmogus sako, aš nepajaučiau to ypatingo virsmo. Bet iš tikrųjų, matyti, ir nepasijauti, kad dar negalima duoti to ypatingos galios. Jeigu tu nesi pastebėjęs ir nemoki pastebėti savo minčių arba savo tų emocijų, tu net nesuvoksi, kiek tu gali pridaryti žalos iš tikrųjų. Aš apie tos saugiklius ir turėjau omenyje. Kai mes kalbame apie kūrėją, kai atrodo, taip, kodėl atėjot visiems, padalinsim čia po kažkokią didžiulę kūrybinę galę ir dabar, kaip mes jeigu kalbam apie kvantinę sąmonę, kaip jie kuria nuo menkiausios minties, tai čia turbūt, jeigu žmogus nesusitvarkė su savimi, nesusitvarkė su savo, net nekalba apie emocijas, tokių jau turėtų iš vis nebebūti, jis tiesiog gali savo pamąstymus sugriauti.
Nes turi būti mokėjimas pastebėti ir savo motivacijos, bet ko tu nori daryti, kodėl tu nori daryti. Ar nėra kažkokio pas tavęs kilusio ego, ar dar kažkas. Žodžiu, tas tyrumas turi būti tiek labai išdirbtas, vadinasi, tiek turėti save suvalyti bet kur ir bet kada, kad tikslingai galėtum kurti. Nes kai kvantinė sąmonė susiaktyvina, ji gauna impulsus, kvantinė sąmonė, ji labai padeda su materiją arba aplinką sukurti, kad tau padėtų veikti. Ir jie labai greitai sureaguoja į tą aplinką, sumodeliuoja, pačiam geriausiam sąlygom. Bet jie gali pagauti labai daug impulsų iš tavęs, kurių tu pats nesuspėjai užfiksuoti. Aš noriu to, dar aš noriu to. Ir jeigu tavo ta kvantinė sąmonė bus stipri, ji padarys tau daugybę sąlygų, o tu nespėsi nei padaryti, nei laiko atžvilgių, nei savo gebėjimo atžvilgių. Ir galbūt kai kada net kažką labai nesąmoningai tu čia prigalvosi, nes nesuspėsi sufokusuoti, apie ką mąstai, kokius tavo yra dienos mintis, kokius yra reakcijos į aplinką, kaip tu į visą ką reaguoji. Todėl yra viskas labai palaipsniui. Ir kada, tarkime, kalbama vėl apie tą stabilumo jausmą, jis turi pa žmogų įsitvirtinti tiek stipriai ir tada jau bus galima, kad ta kvantinė sąmonė veiktų. Čia nėra, kad, ima ir duoda, žinai. Kaip loterijoje, kaip būna teleloto, kad būdavo. Jeigu laimi milijoną, tas žmogus, kuris nemoka pinigų naudoti, jie per pusmetį nebeturi tų pinigų. Ir čia, žinai, ir sugriauna gyvenimą savo, ir rimtai sugriauna gyvenimą. Taip ir čia, tu gali gauti daug ir tu nemokėdamas, kaip tai panaudoti, tu gali sugriauti savo gyvenimą. To, kuriais nenori. Kad mes norim pagal savo supratimą šios akimirkas. Aš norėčiau kažko tokio, ką aš suvokiu, ką aš galiu norėti. Bet juk ten yra tai, ko mes nežinom, ką mes galėsim daryti. Ir tie tavo asmeniai be galo dideli norai iš ten tos aukštesnės pozicijos, tai yra smulkmena, žinai. Tai yra toks vabaliukas, kad net dėmesį nekreipia. Ir vėl norisi kūrėjui išlaikyti tą pusiausvyrą, kad truputėlį atitiktų ir tavo lūkesčius, bet ir jis galėtų įnešti tai, ką jis nori tą pažangą įnešti. Nes mes su savo norais galim pažangos nesukurti, žinai. O kūrėjas tą pažangą gali mums padėti sukurti. Apie tą gausą, tarkime, kad jeigu kalbant, tai dabar gal atrodyti, kad tarsi paneigiam tai, kad būtų žmogui gerai. Ne, žmogui turi būti gerai. Kūrėjas iš tikrųjų ir nori, kad žmogus būtų laimingas ir kad jis turėtų pakankamai, kad net nereikėtų galvos sukti, kaip čia išgyventi ir kad jis galėtų susitelkti tą bendrą kūrybą. Ir tai, sakykime, kas daugelį žmonių gali būti siekiamybė, tarkime, turto atžvilgių, santykių atžvilgių, tai sveikatos atžvilgių, čia dabar yra kaip paprasta pasiekmė, kur net jau galvos nebesuki. Pas tavęs viskas yra harmoninga, tu turi reikalų kitų, tu turi reikalų mąstyti, suvokti, patirti, išsiaiškinti, o čia jau viskas yra jau nebesiekimybė, o jau tas kūrėjas tau duoda galimybę apie tai nebegalvoti. Ir viskas. Ir aš taip pat suprantu, kad visai žmonijai, kada, kaip aš pradžioje sakiau, kad laukia mūsų gera ateitis, iš tikrųjų eliminuojus arba įsijima tas, kad mums reikia kovoti už būvį ir kad mums reikia saugumo kažkokiu, tai savaime bus. Apie išgyvenimą mums galvoti nereikės. Tai jeigu apie tai dar trumpai tada, tai kaip keičiasi sąmonės lygmenis, kaip keičiasi gausos principai, augant sąmonės lygmenims, tau pačiam, kaip sąmonė, tiesiog augant. Jo, iš tikrųjų tai keičiasi ir jeigu pirminis, sakykime, galbūt daugumai veikiantis tas gausos dėsnis yra, kad turi tiek, kiek sugebi uždirbti, tiek, kiek tu sugebi. Antram tam lygmenį ir pakankamai ilgą laiko tarp tame gyvenau, kad turi tiek, kiek reikia.
tau sudarys sąlygas, jeigu matys aplinkoje, kad reikia finansų daugiau, tau sudarys sąlygos daugiau uždirbti. Galbūt tu iš tikrųjų ir daugiau dirbsi, bet tau sudarys visas sąlygas. Kita vertus, viskas sudarys, kad nuostolių neturėtum, nes nuostoliai tai irgi išlaidos papildomus yra. Žodžiu, turėsi tiek, kiek tau reikia. Ir jeigu aš dabar pati pasistebiu, tarkime, jeigu man vykstantis procesai apriboja darbus, vadinasi, aš dirbu mažiau, bet ir išlaidų tada yra mažiau. Jeigu mano, kad man bus dėl kažko buities susitvarkymo yra reikalinga daugiau išlaidų, aš turėsiu daugiau darbo. Tiesiog bus tiek, kiek reikia. Bet ateityje yra dar tas lygmuo kitas, kad tu turėsi truputėlį daugiau, negu tau šią akimirką reikia. Nes tai yra todėl, kad prasiplėtus sąmonėje tau reikės daugiau veikti, tau tiesiog reikės daugiau lėšų ir iš anksto tarsi paduoda daugiau. Tarkime, kada ateina įplaukus į banką, tu turi juos susižiūrėti. Buhalteriją pasidaryti. Ir tai, savaime suprantama, įplaukas yra gerai, atrodo, nieko ten neigiamų nėra. Bet kol tu susitvarkai, vibracija labai nukrenta. Net įdomu yra, tai, jeigu aš žinau, kad man vakare yra pamoka, arba aš turėsiu kažkokį kitą tokį savo vidinį stipresnį procesą numatytą, tarkim, aš negaliu žiūrėti finansų. Nes tiesiog sužemina tam tikrą dažnį. Tikriausiai yra įkrova įtampų žmonių, nes žmonės, kada įeina į bankus ir žiūri finansus, dažniausiai yra ta tokia baimės įkrova, ar čia užtenka, neužtenka, ar čia dar kažkaip. Ir jis suveikia ir paliečia mus. Ką galėčiau patarti žmogui, kad aš atsimenu tą akimirką, kada, tarkime, yra atlyginimas, nuo atlyginimo gyveni ir ten atiduodi visas tas, sakykime, mokesčius visus savo ir įtampa ta vidinė. O kaip čia bus, užteks ar neužteks? Įtampa iš tikrųjų ir apriboja gavimą daugiau. Va tas toks. Aišku, yra labai paradoksalu, kad tu įtampoj būdamas turi atsipalaiduoti ir apie tai negalvoti, bet jeigu tu apie tai galvoji, užspaudi ir tas pratekėjimas energijų yra sudėtingesnis. Kalbant apie tuos dalykus, tai ypač apie finansus, tai kartais atrodo taip, kalbant apie jo sąmonę, jis nori ateiti į projektą, jis yra kviečiamas visaip, bet pats žmogus jis tiesiog nusprendžia, kad galbūt gaila paprastai kalbant, gaila šiuo momentu man šitų finansų investuoti kažkur. Ir aš tiesiog vien dėl to priima žmogus sprendimus, kad, tiesiog atsisako ir taip irgi kartais būna. Mes nežinom, kaip mums gali padėti su finansais kūrėjas. Iš kurios pozicijos jis gali paduoti, jis gali tau padėti suorganizuoti atlyginimą pakelti, jis gali tau kažkokį kitą uždarbį arba galiausiai gali nuostolių nepadaryti ir tu turėsi tą dalį, kiek reikia. Nes čia ne vienas kartas yra, daug pavyzdžių yra, kada žmogus tikrai apsisprendžia ir jis gauna tą galimybę. Bet jeigu žmogus viduje neapsisprendžia, kad jam tai labai svarbu, jis tos galimybės greičiausiai gal ir negaus. Bet jeigu jis apsisprendžia, jis aiškiai savo pasako, kad man svarbu gauti tą žinią, svarbu būti tame, tai kūrėjas tikrai padės. O jeigu yra kažkokia vėl motyvacija žmogaus, jeigu tai nėra, sakykime, aš noriu tik pasižiūrėti arba kažkaip tai iš tos mados reikalo, tada galbūt kūrėjas ir nepaduos tau tokios galimybės. Bet jeigu tu apsisprendėjai, tai garantuotai. Čia yra ta naujoji realybė labai kuriasi ir lengvai, ir sudėtingai. Jeigu tu tiki, kuriasi lengvai. Jeigu netiki, tai kuriasi labai sudėtingai. Ir greitai prafiltruoja visus tuos tokius lūkesčius, dėl kurių patikrina, tai dėl ko tu eini čia, kodėl. Ir tuoj pat atsiranda galva dėl to, tave iškart atsiras stabdis. Ar tai yra kažkoks įsitikinimas, kad tu kažkokių įgausių galių, aš nežinau, ar tai yra finansas, tuoj pat išmes tokį saugiklį, kad sustosi tu čia, ar tikėjimas ves tave toliau, ar tu čia jau atsitrauksi. Ir čia patikrina turbūt. Patikrina. Aš kai kada netgi jaučiu, kaip pamokos metu, vedi pamoką, eina srautai, yra tam tikra tiesa sakoma ir tu jau jauti, kad po tos pamokos tas ir tas gali pasitraukti iš mokymų. Net aiškiai jauti žmogų, nes jauti, kad jau
ta energija užkabins lūkestį kažkokį, įsitikinimą arba žmogaus įsivaizdavimą apie truputėlį tą tiesą, kad reikėtų pajudinti, bet jam gaila pajudinti tą tokį, žinai, savo tą tiesą. Ir užsigauna ir viskas, jis pasitraukia. Atrodo, iš pradžių būdavo tarsi truputėlį kaip ir liūdna, kada žmogus išeina nepasibaigus etapui, kada tas virsmas yra numatytas, susifiksuoja ir iki galo. Bet o ką dabar padarysi? Nieko čia nepadarysi. Kaip žmogus jaučiasi, taip yra. Bet aišku, jeigu jau pradeda, labai norisi, kad tą vieną etapą modulį pasibaigtų, tam ir yra moduliai. Tai yra ne vien dėl mano įsivaizdavimo. Tai yra procesai, kurie jis yra numatęs nuo A iki Z ir čia pasibaigia. Ir tu gali su tą įkrovą toliau gyventi savarankiškai ir toliau, tarkime, neiti mokymus. Ir viskas čia gerai yra. Bet jeigu tu turi sėkmybę, tada tu eini į kitus procesus. Ir tu sudalyvauji tos kitose jau procesuose, dar tose gilesniuose. Bet kada reikia išbaigti iki tam tikros akimirkos, kada kūrėjas bus ramus. Ramus, kad yra struktūra pakeista. Jeigu tu šiandieną ir nesuvoki, bet atėjus akimirkai suvoksi ir visa tavo ta struktūra įsiskleis ir visi tie gebėjimai nauji įsiskleis, o ne tai, kad kažkur palikti nepabaigta. Dabar šiek tiek dar, Violeta, apie tave. Tai taip, vyksta pokyčiai pas tave pačią jau senokai. Bet jie paliečia, taip, jie neišvengiamai paliečia ir mes nuolat apie tai kalbam, apie pokyčius, apie naujus įpročius ir taip toliau. O kaip tau pačiai, aš dabar galvoju, kurį atskaitos tašką galbūt paimt, ar tai 5 metai, ar tai 2-3 metai, bet ką tokio, esminio kaip žmogus, vis tiek kalbam, čia sėdėm žmonės taip. Ir kalbam kaip žmogus, esi atradus, pakeitus gal tokio, nes aš galbūt šiek tiek jau ir pažįstu tave, gal pastebėjau, bet ką galėtum iš savo perspektyvos pasakyti? Jeigu imčiau atskaitos tašką, kai čia yra kokie 12 metų, kada išėjau iš to valdiško darbo, kardinaliai viskas keitėsi. Kardinaliai viskas keitėsi. Ir vidinė būsena, nes tai yra daug patogiau, yra daug daugiau drąsos, daug daugiau tvirtumo, aiškumo, supratimo, kas ir kaip vyksta, ir santykiai, ir materinė gerovė. Nuo tos akimirkos yra absoliučiai viskas. Absoliučiai. Atrodo, kad ir ten viskas buvo gerai. Tai kaip ir sakoma, vienam virsme, tarkim, jeigu 7 sąmonės augimo ciklai, tu gali gyventi gerai, be jokių ten savo didžiųjų sąmonių, žinai. Bet kada tu patiri gyvenimą su didžiai sąmonė, tas gyvenimas yra visai kitoks. Taip ir mano realybėje. Ten buvo gerai, bet dabar yra visai kitaip, visai yra daug geriau, įdomiau. Aišku, yra charakteris, aš manyčiau, pasikeitęs, yra tas toks, nežinau, viduje stabilumas, aiškumas, yra absoliutus tikėjimas savo tiesa. Jeigu anksčiau vis dar būdavo tokių abejonių, ar čia yra tikra, ar čia tikrai suveiks materija, ar čia yra tiesiog kažkokie vidiniai pasvaikščiojimai, daugiau nieko, tai dabar tai yra absoliučiai tikra. Aš bet kurį, sakykime, didesnį žingsnį savo gyvenime visuomet pasitariu. Arba pasitariu ir sakau, ko aš noriu, arba jie sako, ką jie nori, kad aš savo žemiškam plane pasidaryčiau. Ir mes taip bendradarbiaujam. Ir kai kada, tarkim, mano protas, net aš vakar su savo mokytojais truputėlį ginčijaus, nors jie norėjo man tik gero, bet aš savo protų sakau, ne, man čia galbūt ne taip nesigaus, bet šiandieną aš jau pakeičiau savo nuomonę, supratau, kad taip, žodžiu, aš nuolat pasikalbu ir jie paduoda man geriausią sprendimą. Ir kita vertus, jie paduoda tą sprendimą žinodami ateitį ir kodėl tai šiandieną reikia daryti. Šiandien, kodėl tai reikia daryti. Ir sudaro visas sąlygas geriausiai, kad tai galėčiau pasidaryti. Nebent jeigu mano protas, žemiškas tas toks, truputėlį tai ir norėtų užblokuoti. Mėginu, kaip čia
suvaldyti jį. jeigu jo nesuvaldau, jeigu pradedu strateguoti su savo protu, tada čia jau gaunasi. Ar būna dar tokių tų momentų, kai vat, sakė vienaip, mano, su kuriais bendradarbiauju subtiliosios sąmonės, bet vat, ėmiau ir padariau taip, ir va. Jie man tada parodo aiškiai pasiekmes, kad tu taip nedaryk. Tu taip nedaryk. Kaip čia pasakius, žmogus gali pagalvoti, kad gali būti kažkokia baimė, kad čia tu turi klausyti. Ne, tai ne apie tai kalba yra. Jie iš tikrųjų patiria labai paprastus dalykus, kai kada labai sudėtingi jie yra, bet jeigu kalbam apie žemišką gyvenimą, tai paprasti dalykai, kad reikia tą pasidaryti. Bet kai kada suveikia va, tas strategavimas, ar šiais, ar čia laikas, ar čia gal nelaikas, žinai. O gal aš norėčiau truputėlį pagal save, žinai. O tai vietoj mane moko nebestrateguoti. Tai jau yra toks, toks tas lygis, kada jau nebestrateguoti, o dar viršesnis lygis yra, kada nebėra jokių abejonių. Gavai žinojimą, eini ir pasidarai taip, kaip reikia. Ir tai viskas gerai. Žodžiu, esu dar neprilipusi, kuris vaizduoja, kad būtų absoliuti darna tarp tos gebėjimo kurti, taip kaip aš gaunu naujas žinias ir kaip dar įtakoja tą senoji įkrova, kas aš esu su sena įkrova. Žodžiu, su senosiais įpročiais, su elgsenos tam tikrais modeliais. Dar nėra tos tokios, kad būčiau tik absoliučiai nauja, bet laiko turiu. Taip, iš esmės laiko turim, kai kas gal pasakytų, jūs jau čia to laiko į tai gavo daug, dar palyginus mažai pasikeitėt, turbūt, bet, vis tiek, esam žmonės. Jie sakytų, nes kaip susidūriau su tokia problema. Subtiliam lygmenį jie sako, paduoda, kad jau šiandieną reikėtų tai padaryti. Materijoje taip neįsisuka greitai. Mums reikia minimum savaitės tai padaryti. Žodžiu, ten nėra. O kodėl jau nėra padaryta, žinai? Todėl, kad nesigauna inercija, pas mus yra didesnė. Tai teka paaiškinti. Nesitikėti tokios greitų pokyčių. Nes yra dėl to, kai Violeta pasakei, kad taip, žmonės nepagalvotų, kad čia tu esi tas, kuris kaip tik tais atlieki tuos veiksmus, pats nieko nemąstydamas. Esmė ir yra tas bendradarbiavimas. Tu visada išlieki turi savo laisvą valią, kad tu gali nieko nedaryti, jau aišku, galbūt pasiekmes kažkokios ten gali ir susilaukti, ar nesusilaukti, čia kitas dalykas. Bet esmė yra tai, kad jį vis laik geriau patiria, negu aš įsivaizduoju. Vat kur esmė. Ir neklausyk tu protingo. Nes iš tikrųjų, jeigu nori rezultato, tu turi matyti, ką reikia padaryti. Nebegaliu užglostyti, kad galbūt tu nedaryk, bet jeigu tu šiandien nedarysi, rezultato ir nebus. O kada esi tas gerulis, tu nenori skaudinti žmogaus, žinai. Ir atrodo, pralendžia. O gal galvoji, gal galima rasti kažkokį lengvesnį, geresnį variantą. Bet ten, kur jau prasideda didysis tikslingumas, tada aš jau galiu pažiūrėti labai griežtai į akis ir pasakyti, kad kitaip nebus. Tu turi. Tikrai galiu pasakyti, kad teko tai jau ir patirti, pamatyti ir taip ir vyksta iš tikrųjų. Ir ten netgi ir tas santykis su žmonėm, apie tą santykį mes jau turbūt ir nebesiplėsim, bet tai santykis su žmogum, jis tokį, kokią mes įsivaizdavome, jis iš tikrųjų labai keičiasi ten aukštesnėme lygmenyje suvokimo. Tiesiog jis yra toks labai dalykiškas, ramus, be kažkokių emocijų, labai jis toks kartais pavyksta jo tikslinį užčiuopti. Ir iš tikrųjų, tai taip iš dalies ir bus. Ir iš tikrųjų, kad mes jau tiek viskas iš tikrųjų keičiasi, žmogus gali net neįsivaizduoti, nes, tarkime, šeimos modulis, tai kaip dažniausiai būdavo šeima, tai iš aistros, įsimyli ir viskas, ir yra šeima, arba dar vėliau iš skaičiavimų. Bet iš tikrųjų nebe tai suveikia dabar. Dabar turbūt labai tikslinga mintis, ką mes šeimoje kartu kursim. Ką mes šeimoje, kaip vienas kitą palaikysim, kaip mes kartu, tarkime, atsakomybę už vaikus, tai yra tikslingumas.
tikslingumas. Vadinasi, nebėra emocijos tos galingos, bet čia yra tas matymas bendro kelio. Gali būti labai skirtingos pozicijų žmonių to kelio, bet visi yra bendro kelio. Ir tai bus ta tokia esminė, sakykime, jėga šeimos. Kaip viskas kinta. Na, ir visame kame kinta. Ir suvokime, kas yra meilė, suvokime, kas yra tikėjimas, ir suvokime, kas yra kūrėjas. Visame kame labai viskas kinta, kokia gyvenimo prasmė ir kokios yra žmogaus galimybės. Labai norėčiau dar paklausti, o kaip išsilaikyti tada ir tiem žmonėms, kurie jau eina su šita tiesa, su šitomis tiesomis, būties kūrybos projekte, ir galbūt tiems žmonėms, kuriems labai jau įdomu darosi, kas čia vyksta, kaip išsilaikyti tame kintamume, gal suformuluočiau taip, kaip išlaikyti nuoseklumą tame kintamume, toje tiesoje. Nes kaip jūs matote iš savo perspektyvos? Aš įsivaizduoju, kaip aš anksčiau sakiau, kad mūsų to sąmonė kvantinė, ji gali paduoti labai daug, ką galėtum veikti. Bet iš tikrųjų realybėje mums reikia laiko padaryti. Ir mes negalime iš karto pulti daryti vieną, kitą, trečią. Mes turim nusekliai. Mes turim savo apsibriežti, kad tarkime, tai, ką mes pasirinkome, mes darysime kažkiek laiko, kad nepersigalvosim. Nes jeigu ateina viena mintis, mes jau nepadarė, galim sugriauti tą dalyką, eiti prie kito, prie trečio ir taip nieko nesukurti. O mes, vadinasi, turime sutelkti valią ir padaryti nuosekliai. Laikytis disciplinos ir nuosekliai kažkiek, kiek manai, kad tu nori tą dalyką kurti. Arba pasidaryti iki tam tikro rezultato, nes galim nieko nesukurti. Turėdami galingą jėgą, mes galim nieko nesukurti, nes puldinėsim greitai viską daryti, o čia reikia nuosekliai. Čia reikia, kaip tu gavai informaciją žinutę ir tu turi eiti tą žemišką gyvenimą ir daryti. Tu turi daug ką pasidaryti savo rankytėm, su savo bendravimu, tam reikia ir laiko visą, ką nuoseklumas turi išlikti. Ir tu taip įgūdžius savo susikursi reikiamus, nes jeigu tu nieko nepadarysi nuosekliai, įgūdžių nesusikursi. Ir vienaip, ir kitaip tai pasikartoti iš įvairesnių, sakykime, pozicijų. Bet nuoseklumas yra labai svarbu. Tam kintamume, begaliniam, nuoseklumas yra labai svarbu. Žodžiu, linkiu nenumesti visų idėjų taip kaip vienas po kito, bet išbaigti, patirti kaip galima daugiau iš tos akimirkos ir tu pats apsisprendi, per kiek laiko tu nori tai patirti. Pusmetis, 3 mėnesiai, savaitė, žiūrint, į ką tu susitelki, bet tai tu turi pasidaryti. Ir tiems žmonėms, kurie dabar, tarkim, yra ir projekte, kurie tikrai vyksta virsmas, didžiulis pas žmonės tikrai matosi. Ir galbūt tas nusiraminimas, nuoseklumo suvokimas ir galbūt netgi toks ir nebeskubėjimas didelis padeda gal kažkiek lengviau perėti tuos, nes labai, kai vyksta tas toks kartais, tikrai suvoki, kaip keičiasi ta kasdienybė, kartais gali, pavadinkime, išmušti iš balno ir kai labai greitai, taip, greitai, bent nusikūtų toks greitai, bėgu į tą, ir būna, kad visai numuša žmogų. Tai va tas toks susidėliojimas paties tos krypties nuosekliai gali išlaikyti tave ilgiau toje, tame kelyje, išlaikyti iki galo. Nes viskas yra iš tikrųjų turi įeiti į materiją. Jeigu tu ugdai savo įgūdį, jis turi įsiugdyti. Jeigu tu ugdai savo charakterio savybę, jis turi susifokusuoti. O jeigu tu visur labai labai skubėsi, viskas bus paviršiui. O paskui sakai, aš jau pavargau nuo visų tų meditacijų, nuo visų tų procesų, aš einu tada gyventi paprastai. Palauk, mes neinam gyventi paprastai, nes viskas turi būti viena. Ir tie gilūs išjautimai, ir į kasdienybę įnešti. Ir todėl tam tas nuoseklumas ir yra, kad tikrai tu pats prieš save matytum, kaip tu keitiesi, kaip tu kažką įneši į save naujo. Tau sudaromos sąlygos mus, bet tu turi pas savęs įnešti. O jeigu tu labai skubėsi, darysi daug dalykų ir nepasižiūrėsi, ar tave tai pakeiti, tai nebus gerai. Tu turi pasistebėti, ar tave tai pakeiti, ar tavo gyvenimą patobulino. Ne, tada neskubėk, o susižiūrėk, kur stringi.
Na, tai va tas toks yra. Nu va, jau mano grįžtasis aš. Pamatėt. Ne, čia labai dalykiškai ir tiksliai. Tai ką, Violeta, dabar pabaigai visiškai, mano minėti, tie trumpi klausimai, tokie, trumpi, sąlyginai trumpi, bet tiesiog, kaip įmanoma, juos trumpiau ir atsakykit. Taip, tiesiog su šypsena čia, jau dabar galite atsipalaiduoti, nors manau, kad buvom pakankamai atsipalaidavę. Tai pirmas klausimas būtų toks, koks yra įsimintiniausias jums subtiliųjų mokytojų toks fizinis apsireiškimas? Na, toks, kai jau tarkim, jūs, kai jau pamatėt, jau čia abejoti tikrai nebegali. Aha, tikriausiai įsimintiniausias buvo, kada pajaučiau kūrėją kambarį. Na, tada buvo šokas kūnui, šokas psichikai. Iš tikrųjų, tai realybėje aš jo nemačiau. Tai nėra taip, kad matytum figūrą. Bet aš aiškiai pažiūrėjau, kad jis sėdė ant kėdės, aš pabėgau, nes visas kūnas buvo tarsi elektrošoko to aparatu, žinai, sudrebintas. Tokia buvo įkrova didelė. Aš sakiau, pabėgau į kitą kamerą, uždariau duris, sakau, sėdėk. Aš neįsiu pas tave. Tai va, kaip kūnas sureaguoja. Atrodo, tai yra didžiulė laimė patirti pas tave. Supranti, kad tai yra tik dalelytė kūrėjų, žinai, kad jis sutelkė, pasižiūrėk, tu čia nori manęs, o net laikai, žinai, pabėgti. Tai va, tas buvo labai toks įspūdingas man fiziškai, aš tą pajaučiau. Toliau žmonės irgi karts nuo karto tenka girdėti, net girdėjau iš savo artimos aplinkos, kad sako, jūs nuolat, stebite, tarkim, transliacijas gyvas, kad kalbate apie kūrėją, sako, kur dingo Dievas, sako, jūs kažkaip nebeminite Dievą. Tai Violeta, tai kur dingo Dievas, ar jis yra, ir po to kitas, ar yra skirtumas tarp Dievo ir kūrėjo, ir kas yra tas kūrėjas? Aš sakyčiau paprastai taip, vienas sąmonės lygmuo kūrėjo, vienas žemesnysis sąmonės lygmuo yra pavadintas Dievu. Aukštesnysis sąmonės lygmuo jo yra kūrėjas. Ar kažkuriam labai aukštam dažnyje yra absoliutas. Tai vadins tas pats yra absoliutas, kūrėjas ir Dievas yra tas pats, tik yra lygmenės vibracijų skirtumas. Ir mes Dievą, tarkime, labiau suvokiam. Bet suvokimas, ar tai Dievas, ar kūrėjas, ar absoliutas, vėl priklauso nuo žmogaus. Kiek jis yra pajėgus priimti tai, ką ištransliuoja tas žodis. Ir jeigu religijoje labai dažnai buvo Dievas minimas, tai buvo to laikotarpio sklaida, o šiandieną man labiau priimtina sakyti kūrėjas, nes tai yra jau dviejų pasaulių susiliejimas. Tai yra ne vien tik žemiškas gyvenimas, tai yra kūryba ir bendra kūryba su kosminėm sąmonėm. Tai kūrėjas, nes bendra kūryba, o toliau bus matyti, kaip čia būtų galima pavadinti. Taip, visada norėjusi tą tokio ištransliuoti tą atsakymą, nors aš įsivaizduoju, kad dar kurį laiką vis tiek žmonėms gali kilti tų klausimų. Gerai, toliau norėčiau paklausti, o jeigu turėtumėte galimybę iš žmonijos kolektyvinės sąmonės išimti vieną ribojantį įsitikinimą, koks tai tas įsitikinimas būtų, su sąlyga, kad jis palengvintų, tą žmonijos virsmą? Tingėjimą. Labai norėčiau išimti. Tas va toks. Ne įsitikinimas gal tie yra, bet tai yra forma, kad trukdo augti. Tingėjimą. Yra daugybė dar kitokių, bet tai labai norėčiau. Bet tingėjimą, galbūt patikslinti, tingėjimą mąstyti, tingėjimą įsigilinti į savo nuojautas, vidinį žinojimą ir elgtis pagal tai. Vat čia tą tingėjimą, ne tai, kad mes kažką tingim veikti, žinai, bet žmogus iš tikrųjų labai tingi mąstyti aukštesnio dažnio mintim. Tiesiog apie buitį mąstyti gali kiek nori galvoti, žinai, o mąstyti apie gilesnėm tiesom tai yra per sunku, net fiziškai atrodo. Tai va, tingėjimą norėčiau nuimti. Tinginiai, viskas, jums dienos artėja į pabaigą. Visiškai pabaigai. Violeta, padaryk prielaidą. Kaip matai būties kūrybą, būties kūrybos projektą, arba gali iš tą pačią šitą nuostabią salę po 5 metų. Tai gali būti žmonių kiekis, tiesos sklaidos jau plotis. Aš manau, kad po 5 metų bus daug daugiau žmonių tikinčių tą tiesą, nes jau bus patirtis,
žmonės jau savo bus įrodę, kad tai yra tikra tiesa ir tikra. Aš įsivaizduoju, kad bus daug daugiau žmonių apie tai jau kalbančių ir kad ir vedančių į tą pokytį ir kad aš tada galėsiu dirbti su daugiau mąstymu, žmogaus tų bendravimų su kosminėm sąmonėm, tos gilesniuose procesuose labiau dalyvauti ir galbūt toj tiksliai kūrybai būti, kurios dabar dar šiandieną nežinau. Bet aš taip ir suvokiu, kad tiesa iš principo bus geriau įsitvirtinusi ir žmonėms bus lengviau tai priimti. Ir tai, žinoma, tada yra daugiau apie tai besidominčių. Ir aš manau, kad tom tiesom kalbėsim pačiom įvairiausiam pasaulio kalbom. Ir nes labai gražiai matosi, kaip priemam ir anglų kalbą, ir kita kalba, jeigu žmogus, kurią moka žinutės iš mokytojų, tai aiškiai parodo, kad kalbės visom kalbom. Ir aš tada tikiuosi būti bent jau tuo ašim tiesos, kur žmogus galėtų atkeliauti, sustiprėti ir išeiti į savo kūrybą, nes jis turės kur kurti ir kur kalbėtis tom tiesom. Ir kada norės vėl ateiti, palsėti, įgauti naujų įkrovų ir vėl, žodžiu, tą ašim likti, tos tiesos ašim. Nu, čia gal labai per drąsu, bet aš... Tai yra mano tiesa ir jeigu žmogus priima tą tiesą ir aš norėsiu, kad išgyventų tą tiesą, kad būtų toj tiesoj, kad kasdienybė neišmuštų, kad neišmuštų kažkokius abejonės ar kur nuklydimas kažkoks, žinai. Žmogus visada būtų stabilus ryšyje su kūrėju. Na va, tai va, žodžiu, aš jaučiu gražią ateitį. Kaip forma kis ateitis parodys, mes čia negalim 3 mėnesiams susiplanuoti. Ir apie tai aš negaliu tiksliai žinoti, bet kad ta tiesa bus tvirčiau įėjusi žmonės, tai jau tikrai tai bus. Aš labai noriu padėkoti Violetai už šitą pokalbį, padėkoti visiems prisidėjusiems prie šito pokalbio, nes tikrai džiaugiuosi, kad galiu jau nepabijoti pasakyti, nors pats nieks man ir nedrausdavo, aišku, pasakyti, kad taip yra kosminės sąmonės, yra subtiliosios sąmonės, subtiliai draugai ir kaip dar pavadinsi, kad taip jie padeda pasiruošti. Tai va dabar tikrai atrodo pas galbūt ir pribrendau, kad galiu padėkoti už sukurtą aplinką, už sukurtą erdvę ir už tą, nežinau, jaučiuosi, aš nuo savęs galbūt labai norėčiau, kad aišku, kad ir už 5 metų, ar tai būtų už 10 metų, bet taip, tas žmonių kiekis jis būtų didesnis, būtų dar plačiau ir drąsiau, laisviau kalbama visuomenėje apie tai, kad nepabijotumėm apie tai kalbėti. Tai va, tai tiek. Ačiū tada už pokalbį, iš tikrųjų džiaugiuosi ir manau, kad galėsim ir ateityje išnešti tam tikras tiesas, kur žmogus, kaip tu sakai, nebesusivaršytų apie tai kalbėdamas. Kad jam būtų, jeigu aš sakau, būti ašyje, tai yra ir tame, kad stovėk už nugaros drąsiai toj tiesoje. Jeigu reikia, aš galiu atlaikyti ataką abejojančių, bet tu gali kalbėti tada drąsiai. Tai va, tada ta ašis ir leis kiekvienam būti stabiliam savo tiesoje, apie tai drąsiai kalbėti. Tai o aš turiu savo visus, kas man sudaro sąlygas būti drąsiai ir su kuriais man yra gera kurti. Tai va, žodžiu, labai ačiū už buvimą kartu. Ačiū dar kartelį, Violeta. Ačiū.